Labas! Šiandien kartu su manimi kviečiu atlikti keletą pratimų skirtų korsetui. Ir mes šiandien naudosime didelį kamuolį ir dar turiu elastinę gumą. Ir galime turėti ilgą ir ją užsirišti arba tiesiog tą paprastą sujungtą. Jeigu neturim gumos arba kamuolio, viskas yra gerai, nes pratimus galim atlikti ir be priemonių. Treniruotė trumpa, darysim viską po 10 kartų, bet jeigu turit laiko, labai rekomenduoju viską atlikti po 15 kartų. Taigi, atsigulsim ant nugaros, kojas laikysim sulenktas per kelius, gumą virš kelių ir pėdas pilnai prispausim į kamuolį. Ne tik kulnus, bet visą pėdą. Gaktikaulį artinam prie bambos. Rankas nuleidžiam ir atpalaiduojam, pečių juostą, ramiai įkvepiam ir su iškvėpimu kylam į aukščiausią tašką. Per įkvėpimą grįžtam į pradinę padėtį ir grįžus į pradinę padėtį, juosmuo neturi likti išriestas, turim išgaubti vėl nugarą, kad nugara pilnai prisispaustų į kilimėlį. Ir vėl iškvėpimo metu pakylam, kylam iki tiek, kur segamės liemenėlę, nereikia kilti aukščiau, kad neapsikrautų pečių juostą. Atliksim dar 7 kartus, su iškvėpimu per burną pakylam, įkvepiam, grįžtam į pradinę padėtį. Dar 6. Laikom visą laiką įtampą su kojomis, kad jaustumėt pasipriešinimą, kurį teikia guma. Ir kai pakylat į viršų, bandom įtempti sėdmenis. Dar 4. 3. Bus paskutinis. Laikysim dubenį aukščiausiam taške, pulsuosim maža amplitude į išorę į vidų. Sėdmenis laikom įtemptus, pėdas pilnai prispaudžiam į kamuolį. 10, 9, 8, 7, 6, jeigu pavyksta, rankos kyla į lubas arba bent jau viena ranka, 5, 4, 3, 2, 1, leidžiamės palengva žemyn, atpalaiduojam trumpam kojas. Dar nepaminėjau, kad šitie pratimai puikiai tinka po gimdymo ir iš tikrųjų tinka nėštumo metu, jeigu tikrai jaučiatės gerai ir atliekant pratimus nejaučiat pilvo spazmo ar kažkokio diskomforto. Tada tikrai galite tos pratimus atlikti. Keliausim į kitą pratimą. Pakelsim vėl dubenį iš sulenktų kojų, rankos ant žemės. Viena koja keliauja į viršų, laikom ją sulenktą 90 laipsnių kampu, kita koja lieka ant kamuolio. Įkvėpimo metu per nosį ištiesiam likusią koją ant kamuolio pilnai per kelio sąnarį, dubuo šiek tiek nusileidžia, su iškvėpimu kylam šiek tiek į viršų ir lenkiam ją per kelio sąnarį. Per įkvėpimą leidžiamės, su iškvėpimu grįžtam. Užfiksuojam abi pozicijas. Jeigu labai sunku, galit pilnai nuleisti dubenį ant žemės kiekvieno ištiesimo metu, kad truputį kūnas atsipalaiduotų. Jeigu viskas tvarkoj, aišku, stengiamės išlaikyti dubenį pakeltą. Nesulaikom kvėpavimo, dar 5. Aš truputį pasitaisau. 4. 3. Turite jausti, kaip dega užpakalinė šlaunies dalis blauzda, galite jausti sėdmenį 2. Ir paskutinis. Leidžiame žemyn, atpalaiduojame, jeigu reikia šiek tiek kojas ir tą patį atliksim su kita pradinė padėtį, laikysim nuo sulenktų kojų, pėdas pilnai prispaudžiam į kamuolį, dubenį pakeliam, kita koja kyla į 90 laipsnių kampą, įkvėpimo metu per nosį leidžiame su dubeniu, ištiesiam koją, su iškvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Su įkvėpimu koją ištiesiam, su iškvėpimu sugrįžtam. Stenkitės iškvėpti per burną. Ir pabandom pečių juostą išlaikyti atpalaiduotą, jos neįtempkit. Dar 5. 4. 3. Jaučiu, kad paleidau koją.
Stenkitės išlaikyti 90 laipsnių kampą. Paskutinis. Sugrįžtam, nusileidžiam žemyn ir nusivam gumą. Kamuolį laikysim tarp pėdų. Kojas pilnai ištiesim. Jeigu laukiatės ir nenorit, kad temptų pilvą, galit kojas šiek tiek sulenkti per kelius. Pečių juostą atpalaiduota, rankos arba šonuose, arba prie dubens. Stenkitės, kad jūsų rankos negalėtų užlysti už jūsų nugaros. Tai turit nugarą pilnai spausti į kilimėlį ir kaklikaulį artinti prie bambos, pilvą kiek įmanoma įtempti. Nesulaikant kvėpavimo, suksim kamuolį, spaudžiant vienos kojos kulnu, kamuolį iš priekio, kitos kojos keltin. Su iškvėpimu pasukam, užfiksuojam, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Išlaikom visą laiką kamuolio spaudimą tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Pabandysim dar po 5 kartus. Kojos visiškai tiesios per kelius. Iškvėpimas per burną, įkvėpimas per nosį, dar po 3. Do. Paskutiniai. Keliai visiškai tiesus. Išlaikom kojas tiesias. Jeigu laukitės, tempia pilvą, drąsiai galit kojas sulenkti. Jeigu viskas tvarkoja, kojos ištiestos, kaktikaulis prie bambos, nugarą spaudžiam į kilimėlį ir pulsuojančių judesių spaudžiam kamuolį. Laisvas kvėpavimas. Jeigu gerai jaučiatės, pabandom atkelti pečių juostą ir rankas su plaštakom pilnai įtempti. Ir dar bandom pulsuoti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsipalaiduojam. Turėt šiek tiek bent jau pajausti vidinę šlaunų dalis, kaip įsinervina. Ir keliausim ant šono. Neturint kamuolio, tiesiog dėkit vieną koją prie kitos žingsnio fazėje, o jeigu turit kamuolį didelį arba mažą, kamuolys bus tarp pėdų. Pėdas įtempsit į save, alkūnę po pečiu darysim šoninę lentą. Jeigu sunku, su ranka prisilaikot kylant į viršų, jeigu viskas tvarkoja, ranką keliam aukštyn. Su iškvėpimu bandom kilti iš šoninių liemens raumenų į viršų. Per įkvėpimą grįžtam į pradinę padėtį. Jeigu jaučiat peties skausmą, galit prisilaikyti su atraminė ranka, tada nebus tokios didelės apkrovos peties sąnariui. Šiek tiek užlaikom pakilimą ir sugrįžtam dar 5. Įdarbinam įstrižinius ir skersinius liemens raumenis. 3, 2. Paskutinis ir po to dar šiek tiek palaikysim. Kylam į viršų, ranką keliam į lubas, įtempiam viską. Jeigu sunku, prisilaikom su ranka į grindis ir bandom pritraukti kamuolį. Atraminė koja apatinė stabili. Su iškvėpimu pritraukiam, įkvėpiam, grįžtam. Dar 5, 4, 3, įtempiam šoną. 2. Paskutinis. Laikom abi padėtis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ištiesiam koją. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nusileidžiam žemyn, turėt tikrai pajusti šoną. Jeigu petį jautėt, su ranka tikrai prisilaikykit, kad neapkrautumėt per daug peties sąnario. Turit jausti daugiau šono, o ne patį petį. Šiek tiek ištempiam ir atliekam tą patį į kitą pusę. Kamuolys tarp pėdų, pėdas įtempiam į save. Alkūnė po pečiu, alkūnė su pečiu
vienoje linijoje. Ir ramiai įkvepiam, su iškvėpimu kylam į aukščiausią tašką, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. 10 kartų. Įtempiam šoną. Apatinis šonas turi jaustis, kuris žiūri į grindis. Ir stenkitės raumenų neatpalaiduoti, o jos įtempti, kai kylat. Kojas pilnai laikyti ištiestas, sėdmenys įtempti. Dar 5 kartai. 4. Jeigu sunku su ranka prisilaikom, 3. Visada yra palengvinimo. Bet stengiamės, aišku, daryti, jeigu pavyksta sunkiau. Dar 2. Paskutinis. Ir laikom liemenį pakeltą, traukiam koją prie savęs kartu su kamuoliu. 10 kartų su iškvėpimu pritraukiam, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Liemuo pakeltas, tvirtas, dar 5, 4, 3, 2, paskutinis ir abi pozicijas laikysim. Pritraukiam, įtempiam viską 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ištiesiam koją. Įtempiam šoną 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nusileidžiam žemyn. Pritraukiam ranką, atpalaiduojam ir viską padarėm. Šaunuolis. Keliaujam šiek tiek į pratempimą pečių juostos. Atsistojam ant kelių, rankas dedam ant kamuolio arba ant grindų. Po truputėlį leidžiame žemyn, ramiai įkvepiam ir su iškvėpimu rankas tempiam į tolį, taip lyg kažko siektume, ramiai įkvepiam ir su iškvėpimu po truputį sėdamės ant savo kulnų. Galvą nuleidžiam, atpalaiduojam, o rankų stenkitės neatpalaiduoti ir jas tempti tolyn, tolyn, išlaikant tempimą. Ir ramiai įkvepiam su iškvėpimu, važiuojam su kamuoliu arba tik tai rankom ant žemės į dešinę pusę. Ir šitoj pozicijai bandom kairį petį tempti link kairės plaštakos. Įkvepiam ir su iškvėpimu keliaujam į kairę pusę. Dešinį petį bandom tempti link dešinės plaštakos. Petį stengiamės leisti žemyn. Ir lėtai grįžtam į centrą. Ir palengva pakylam aukštyn. Labai ačiū, kad radot laiko sportuoti kartu su manimi. Jeigu turit dar laiko, pabandykit padaryti antrą seriją. Arba tiesiog padidinkit pratimų skaičių. Tai arba 15 kartų, arba 20, tiek, kiek turit jėgų ir galimybių. Iki kito karto.